Labą dieną. Labadiena, mano gerbėmieji kurmeros ir kurmerose, sveiki susirinkę į dar vieną nuostabę, krinžinę, pelenę, princesę apžvalgą. Vasara artėja, visų dėmesys nuo ekranų tolėja, viskas yra su puiku, nuostabu. Ir aš pamačiau Contribui tokį dalyką, žinokit, kad Contribui padarė, jog tu gali, sukurti nuolaidos kodą. Nu ir aš galvoju, visi jūs jau žinot, kad vasarą čia apžvalgų nebus. Contribui apžvalgos vis tiek veikia, jos vyksta, ne taip gal dažnai, bet vasarą vis tiek jos vyksta. Ir galvoju, blemba, reikia pabandyti. Sukūrė Contribui nuolaidos kodą. Aišku, pas mane ir taip tik tai 4 eurus te kainuoja tas Contribui, aš negaliu didelio nuolaidos kodo kažkokio ten didelės nuolaidos labai padaryti, nes tada realiai bus visiškai uždyka viskas. Tai aš, žinokit, tiesiog padariau nuolaidos kodą, kuris yra Davidas Band vasara, bet jis yra prieš visą ekrane. Sukūriau 100 vietų, 100 žodžių žmonių gali prisijungti su šituo kodu ir atvaryti Contribui tiesiog. Taip tiesiog pagalvoju tokį, aišku, kas šitas euras tą nuolaidą, kai pagalvoju, kaip ir nieko, bet kitiems žmonėms yra. Ir tai reiškia. Tai kažkaip pagalvoju, taip pat padarysiu, gal dar ateisit, kas norėsit, arba kas svarsit, prisijungti, neprisijungti, galėsit panaudoti nuolaidos kodą ir prisijungti, jeigu norėsit. Ir rytoj beje išleidžiam paskutinį podcastą su Deiviu, atvarykit pažiūrėti, kodėl jis paskutinis ir kaip ten kas vyksta ir panašiai. Šiandieną turėsime epizodą svarsčiau rinktis ar Ieva Carter ar Patricija, ta Ofelijos draugė. Ir pagalvoju, kad Ieva pasiliksiu dar kitam kartui. 5 apžvalgai, 4 apžvalgą padarysim su Patricija, nes užmečiau akį, Patricija irgi ten juokingai grybo pjovė. 5 epizodą padarysim su Ieva, būtent po to epizodo Ieva mane pridavė Kauno policijai. Tai pažiūrėsim kitą savaitę, ką aš ten apie tą Ievą prišnekėjau, kad mane reikėjo priduoti policijai, pamatysit viską patys. Pelenė princesė apie Patriciją. Man Patricija šiaip prašė žinutę. Sveikas, skaičiau tavo komentus ir mačiau, nori padaryti apžvalgą į Pelenę princesę. Norėjau paprašyti to nedaryti, jeigu įmanoma. Ups, nes ten buvo parinktas personažas, kad išreklamuoti OnlyFansus, kurio noriu šiuo metu atsikratyti ir iš vis noriu trintis OnlyFansus. Aš jau pavargusi nuo viso to heito ir noriu pateikti save tikrą, o ne kad žmonės galvotų, kad aš tokia esu, kaip save kartais pateikiu dėl kontento. Dievas. Susipažinkime su mūsų šios dienos merginomis, kurių amžius... Čia pelenė tipo taip atrodo? What the fuck, dabar modelis ta pelenė čia. Yra labai panašus. Tik gyvenimo būdas kardinaliai skiriasi. Įdomu. Čia mūsų gražuolė pelenė Rasa. Ji menininkė, dirbanti prie projekto Susimatom. Tai kūrybingi susitikimai su vaikais, moterimis ir vyrais. Mergvakariai ir įvairūs smagūs susitikimai, kuriuos pati ir organizuoja. Taigi čia mano namai, keliaujam apžiūrės. Čia pelenė tipo? Tu durnas? Kad normaliai. Sveiki, esu Rasa, man 27 metai ir gyvenu Skuodo rajone. Namas tikrai nėra didelis, gan mažas, 25 kvadratai, bet vietos tikrai užtenka. Virtuvė, valgomasis, pyragas, kepiau pati. Tai man atrodo, čia žinokit, Patricija yra pelenė. Didžiąją dalį užima šuns daiktai, bet jo, tikrai labai smagu. Brukne. Sonioks. Kvietėjai, Čia yra mano šuo Brukne. Save apibūdinčiau kaip veržli, kūrybiška ir drąsi. Grožio procedūrom tikrai skiriu mažai laiko, makiažo nenaudoju. Bet ir normaliai atrodo. Nagų ar blakstienų nesudariusias ir net nežinau. Tikrai neblogai atrodo. Laisvalaikis atrodo maždaug taip. Nuolat ruošiuosi artėjantiems renginiams, tvarkau aplinką, sodinu gėles, jas laistau, prižiūriu ir kitaip daboju močiutę 100-metę sodybą. Tai mano rūbų spinta, rūbų tikrai nėra per daug, tikrai ne tiek daug kaip princesė, manau, ir likusius daiktus laikau dėžėse, viskas tvarkingai. O čia didelė lova ir tikiuosi princesė gerai išsimiegos, nes ganėtinai minkšta, kaip kaime. Be kaimo ir ūkio darbų didžiąją laiko dalį suvalgo projektą Susimatom, kadangi tai reikalauja labai daug organizacinių sugebėjimų, skambučiai. Bet namai tai, ką žinau, žiauriai tvarkingi namai. Tiesiog tokia, kaip įsivaizduočiau, sodybėlė, kurią išsinuomotum pabūt praleisti vakarą, taip, vakaras, ko savaitgalį gamtoje, tai
Nu tai čia realiai Patricijai pasisekė žiauriai. Žiauriai bet pasisekė. Tai tikrai atperka, Nu, nes pažiūrėkit. žmonių potyriai ir visa kita labai pakelia nuotaiką. O čia Patricija, jei princesės Na, Liepos Ofelijos princesė, draugė, blet. kurią matėte jau šiek tiek anksčiau mūsų laidose. Labai džiaugiuosi savo naujais papais. Šitas grožis kainavo 10 000 ir dolerių, ne eurų. O ne kad žmonės galvotų, kad aš tokia esu, kaip save kartais patikiu dėl kontento. Ok. Tai apipisa tave, jeigu 10 000 dolerių kainavo, nes šiaip papai kainuoja 3 000 eurų maksimum. Tai jeigu 10 štukų sumokėjau už papus, blet. Mergina kruopščiai rūpinasi savo kūnu, nes jos darbas būti gražiai. Sveiki, mano vardas yra Patricija Tekila, aš gyvenu Klaipėdoje. Gal žinot, kas nors jos pavardė tikrą, kur va Tekila, nu tikrai ne. 23 metai Klaipėdoje jinai ir gyvena? aš esu OnlyFans modelė. Taip pat užsiemu TikTokų, kurių darau ten laivus, kurių visokius reelsus, tai gali būti kažkokie prankai arba šiaip kažkokie video Instagramui. Šiaip pati aš esu iš kaimo. Iki 10 metų aš gyvenau su močiute kaime, tai ten, bet man labai ten nepatiko, nes visą laiką tingėdavau daryti tos daržo darbus ten, tai... Aš nesijuoksiu iš jos, gerai, Hebra, nesijuoksiu iš jos kalbėsinos, nu, ta prasme, jos tarimo, nes, nu, jinai pusiau, turbūt lietuvė, pusiau ne, bet aišku, biškai keista, kai žmogus gyvena iki 20 metų Lietuvoje ir, blėt, žodžių nesugeba ištart taisyklingai, tai, nu, bet, whatever. Palikim šitą. Žodžiu, labai džiaugiuosi, kad ten iš ten išvažiavau. Iš kaimo pabėgai, bet va, koks klastingas tas gyvenimas. Šiandien vėl į kaimą tave kviesime. Galėsi ten savo grožybės rodyti. Taip visada. Aš labai mėgstu brandinius dalykus. Tarkim, šitie batai, Labutenai, kainavo 2000, juos pirkau Miami. Dar turiu tokius Prada, jie kainavo kažkur apie 1000 eurų. Baisus visi batai. Mano laisvalaikis atrodo taip, kad aš atsikeliu dažniausiai, pirmą, kur aš einu, tai į salę. Man tai yra būtinas sportas, skaičiavimas kalorijų, prižiūrėti save, man tai yra svarbiausia. Labai smalsu Kur sėdi laukuos su stringais, jinai va tokia užfilmavę kadrą, tipo. Būna, operacija sako, reikėtų užsifilmuoti kadrų dengimų kadras, blėt. Patricija sėdi nuogais papais, su stringais vidury laukų kažkur. Pamatyti, kokius darbelius Pelenė Rasa paliks princesiai. Nes kol kas iš matytų vaizdų atrodo, kad kaime gyvena visiška pedantė. Ar bus ką veikti ten tai mūsų princesitai? Taigi, princesės užduotis šiandieną... Bus prasukim. Bus užduotis prasukim. Mes čia tas užduotis pasižiūrėsime, kai pasikeis ir sužinosim. Pirmoji savo naująjį gyvenimą pasiekė Rasa. Jie atvyko į Klaipėdoje esantį Patricijos butą. Nu čia bent jau ne Airbnb, čia tikrai jau pas Patriciją namuose, manau, yra, nes nėra nelipdukų ant durų, kad nerūkyti ir taip toliau, tai čia jau tikrai jos gal namai tikiuosi. Švaru. Nors man sasbiški, bet gal ir jos namai, pamatysim. Langų, kodėl langai vidury namo. Ojej. Nu reikia tvarkos. Veidrodžiuks nusmaukytos. Kokia maža virtuvė. Na, pas mane irgi ne ką didesnė, bet na tvarkos, matau, šitai princesiai tikrai labai reikia. Blet, šiaip tikrai, Hebra, apsisuko stalai pas Patriją namie, eiktų, na. Aš taip, blet, what the fuck. Aš žinočiau, jeigu mane filmuos, pas mane net, kai žinau, kai ateina į svečių žmonės, jeigu ten būna kokia neplau Tinder dar kažkas, tai tu paimi tiesiog susitvarkai, nu ką žinau. Čia taip palikti, blet, net mentelė vidury, žiūrėkit, spintelės guli. Aš esu visiškai vieniša. Nesuprantu, kodėl taip yra. Ar nėra norinčių su manim susipažinti? Pirmas punktai, kodėl aš būčiau gera mergina. Antras punktas, namuose visą laiką tvarka. Keista, bet dažniausiai šiame projekte apie tvarką girdime priešingoje barikadų pusėje. Va būtent. Visai nieko. Wow. Na, dušo pas mane nėra, čia dušas tikrai. Kur? Žiūrėkit, kiek šikinio pas Patriją. Kur? Karui ruošis čia po COVID užsipirkti. Didelis. Oi, kokių kvepalų. Šiukšlių tai tikrai, manau, daug.
Ojei. Va čia tai betvarkė. Viskas gan gražu, tvarkinga. Bet tikrai kaip taip palik, bet viską. Pradėjau žiūrėti toliau, pamatyta tiek kriauklė pilna indų. Blet, hebra. Ne, kažkaip ne šiek taip. tiek palikta daiktų, visokių netvarkingų. Na, suknelė tai tikrai graži, bet veikiausiai tokios suknelės neužsidėčiau, visa permatoma, kiaurai. Net nežinau, kas čia. Tai gal ir nesigilink, kuo labiau žyba ir kuo labiau permatoma, tuo daugiau moka. Tokios jau tos OnlyFans merginos. Dieve, kokios aukštos kelnes. Dieve, kiek blizga, aš tikrai nežinau, kur reikėtų su tokiais eiti. Į realybę šau mano ID, va kur reikėtų. O, dievulėliau. Oi, čiaukėlis į burtą. Ai. Na, manau, princesė tikrai turi labai įdomių pomėgių. Na, manau, čia irgi, kuo toliau, tuo daugiau. Ai, bleni. Kas čia? Galbūt yra striptizo šokėja, bet kad kažkas susijęs su pramogomis, tai tikrai. O bateliai. Tikrai susijęs su pramogomis. Įsivaizduoju, su tokiais tikrai į daržą galėčiau nueiti, tikrai. Šitie tai iš vis labai, labai. Blet, ją pramušinė, šiaip maladės, kad ją pramušinė, nes, tikrai čia. Kiek čia? Čia iki pažastų dabar? Aš nežinau. Reikia mokėti avėti tokius aukštakulnius. Bet gal, Raselė, tu ir be jų gerai atrodo. Jo, Raselė, gal padėk. Pleistriukai turbūt čia kojas labai nutrina. Na, arba turbūt spenelių. Nemanau, kad jinai naudoja pleistriukus kojom nutrintom. Kažkaip ne. Baisu. Šitie namai tikrai atrodo tokie tarsi, nežinau, kaip kaip kokia parodų salė, kur net aidas girdisi, kai kalbė. Nejauku. Tiek tuščia, nejauku. Keliaukime į kaimą, kur Patricija klampoja su savo labutenais žvirkeliu į savo naujuosius namus. Jums irgi šis vaizdas primena flamingus, kurių kojos lankstusi į kairę ir į dešinę. Užbuksavau! Kaip su jais vaikščiot? Aš nesuprantu. Tai tu, blet, Patricija, aišku, manau, liepiama yra, tipo, žinai, kad būtų kuo daugiau nesąmonės, bet nusim dabar basa, paeik per tos akmenis, tai čia realiai... Kas čia per skylė, kur aš atvažiavau? Nesakykit, kad čia ir yra tualetas. Ką jinai sakė? Kur aš atvažiavau? Aš nesuprantu. Kas čia per skylė? O Dieve šventas. Kas čia per skylė, jinai pisantų namų žmogus. Dachai, what the fuck? Kur aš atvažiavau? Kas čia per skylė? Nesakykit, kad čia ir yra tualetas. Taip, čia yra tualetas. Ne, čia labiausiai, ko aš ir bijojau, what the fuck. Ne. Aš tikrai ten neįsiu. Eisi, kaip jie žiemą gali čia kakot. Šalta ir antra tai kvapas, kaip galima priprasti prie tokio kvapo, nes visų pirma tu esi mergaitė, tu esi moteris ir kažkaip nežinau, kaip tokioj aplinkoj tu gali rūpintis savim ir skleisti tą moteriškumą. Man bloga pasidarė, kai aš pamačiau šitą tualetą. Kaip smirda. Aš gal geriau, ten matau krūmelį, tai gal aš geriau į krūmelį nueisiu, nes... Patricija rinkis. Ar lauko tualetas su kvapu, ar įsuktos kojos su tokiais aukštakulniais klampojant? Tipo, jinai dabar už 2000 eurų nusipirkus... Už 2000 eurų nusipirkus tuos labutinus, kaip jinai sako, jinai pisa per akmenis. Ta prasme, pana nusipirkus kabelus už 300 eurų jinai neina per jokius akmenis, nes kiekvienas akmuo realiai tą batą plešia, ten brėžia kulną, drasko ir taip toliau. Jinai už 2 štukas, tipo, su labutinais eina čia. Labą dieną. Labą dieną. Patricija, arba tekila. Taip, o čia Pelenės mama. Tekila. Irgi labai batai. Ant labai aukštų kulnų. Nežinau, kaip jinai čia susidoros ir kaip jinai čia atliks tas užduotis. Čia Pelenė gyvena? Taip, čia gyvena Pelenės namai, va ten toliau. Šiaip pati princesė, gražuolė, tikrai nepasakysi nieko. Maloniai negali. Jezus, kurva.
žodžiu, neįmanoma čia. Ta prasme, jinai per milimetrą nuo aš geriau jos traumos. nusimsiu, nes čia tiesiog kažkokia tragedija. Jau supisas Kas čia? Kaip čia įeiti? Oi, viskas krenta. Ai va, gerai, radau duris, okei. Čia tipo kilimas? Nes ar čia kakų daro kačiukai? Visai čia jauku, taip sienos tai tikrai nieko. Ir vaizdas labai gražus, tai čia kavytę gerti, tai rytais, manau, būtų fainiai. Čia kaip pas močiutę taip atvažiuoti toks vaibas, bet, gyventi čia nežinau, ar aš galėčiau. Kiti iš betono eina savo. Visai gal ir nieko. Nėra taip jau blogai. Iš betono. Tai biški per kietą lovą, man patinka minkščiau. Čia labai mažai vietos, čia spintos net nėra. Čia visi rūbai, kas yra. Kaip moteriai, tai kažkaip labai jau... Bet jie bent jau kažką pridengia, tie rūbai. Funkciją savo atlieka, šildo. Lemą kaip ta LNK čia komentatorė raustina. Su rūbais tai Raustina čia jau. Prastoka situacija, tai tikrai. Džinsinės, man patinka džinsinės, gal šitą tai. Ant manęs visi rūbai gerai atrodo, tai... Ne, Šitas man patiko. Ant tos kaliautės, kur varnos baido, dar irgi gerai atrodo visi rūbai, ką uždėda, tai žinai čia. Aš skaitau. Nėra ko didžiuotis. Matau knygą parašytą, ko nori vyrai. Kažin, ar tau padėjo šitą knygą? Aš tai... Kažin, ar tau padėjo šitą knygą, sako. Tarkim, žinau, ko nori vyrai. Aš galėčiau ją pamokinti. Iš knygų tai neišmoksi. Kas čia? Vata? Kas? Aš čia? Ai, blėt, jinai žino, ko nori vyrai. Ta prasme, čia tipo galvą plauti. Nėra manęs. Einasa. Kaip čia įmanoma galvai normaliai išsiplauti? Kaip ir viskas aišku, reikėtų eiti prie reikalo, kad pagaliau suprastumėt, ar norėtumėte keisti savo gyvenimus. Na ir pabaiga, jei dar turėsiu jėgų, tai visas malkas reikia sudėti į malkinę čia vietoj sporto salės. Su šitais nagais, Elegantiška, seksualu. Kokias malkas. Ar tu juokauji? Kaip tu džymės Palauk, Patricija, o tai kaip sporto salėje su tokiais nagais svarelius kilnoji? Gi čia tas pats. O prieš mūsų susitikimą būtinai pasilepink visažistu ir plaukų specialistų paslaugomis. Nebijok eksperimentuoti, nes tau palieku 900. Kaip pradėt? Gerai, princesės. Su kulniukais. Ir vardas tipo pajodinėti. Juoko. Va būtent tokie vaizdai ir džiugina mūsų širdis. Mes kol nueisim, nuskabysim visą mišką. Labai geras. Negaliu nulaikyti, man atrodo, visą mišką suvalgysim, kol nueisim iki pajūrio. Ir išjojo mūsų pelenė ant balto žirgo savo princų ieškoti. O gal žilvino, žilvinėlio? Na, kuris nors atsiliepkite. Juk tokia smagi miela panelė. Geras. Mes esam Meksikoje jodinėję irgi per vandenį, per jūrą, tai žiaurinas buvo. Kaip baisu, kaip bijau. Varom. Sako, bijo vandens turbūt biškutė. Vandenukas išbaidė, man atrodo, nejaukiai. Atrodo, žiūrė tuos vaizdus ir net jauti, kaip vėjas plaukus kedena ir saulė žandus bučiuoja. Albais, tu tikra šaunuolė. Sako, ne, pišku. Patiko be proto, labai smagu. Iš tikrųjų net negalvojau, kad gali būti taip linksma. Nebazarink. Labai geras. Labai geras esi, labai. O, aš tau. Na ir pabaigai fotosesija. Čia kaip ir viskas aišku. Įdomiau pasižiūrėti, Nu, davai, kaip ten davai, kaime Patricijai sekasi. Gal jau Junkit pavyko man patirę. nuklapoti su aukštakulniais iki to dalgio, su kuriuo žolę teks pjauti. žinot, atradau naują talentą savyje. Per tokius kelius Vėl eiti su su tais kabais. batais. Ne kiekviena princesė galėtų tai padaryti. Talentas. Kiekviena princesė galėtų tai padaryti. Talentas tikrai, ne kitaip. Va, taip princesėms ir būna. Ta kurva
giltinė su dalgiu. Nu, va, tai princesėms ir būna. Karo. Aš toksai, kurva man yra, kad jau man pradeda iš esmės šiaip, aš jums pasakysiu, bendrai trūk žodžių, tiesiog, nes, nu, jau nebėra, atrodo, ką be pasakyti, nu, tiesiog nėra ką pasakyti, kur pramuša, pažvengia ir tada kažką nori pasakyti, bet, nu, toj galvoj prasirita tas traukinys toks ir galvoj, nahui, ne. O kaip negerai atrodo. Parodysiu tada, va. Yra žolė jau didelė. Kitaip negalima nupjauti, tik rankiniu būdu su dalgiu. Ir va, taip palei žemę, taip stipriau šliaužiam. Va. Jaučiam, nenupjausime nieko. Gerai, aš jums atnešiu dabar batukus, nes basom kojytėm nevaikščiau. Palaikykit. Labai baisiai iš tikro atrodo nemojuok šitas su to dalgiu, nemojuok geriau. Aš nežinau, kaip man seksis, nes iš tikro pavojingai atrodo. Pavojingai atrodo giltinė su dalgiu, o tavo užduotis, mieloji, tiesiog žolytę nupjauti. Ne aukšta kulniai, bet bus patogiau. Nu nieko, dabar šiaip manuoji tokie. Lėpkitas, kroksas, viskas gerai. Nu tai bandykit dabar. Jau matau, kad bus Pažiūrėsim, blogai, ne kaip taip jau sekas laiko tą princesė. Nu, per viršų brauk. Kur va tą šunį šašlykų vakare bus, matau, nes tą šunį nudurs. Bet tai kaip sunku. Kas tai pjau? Bet tai Bybitas sportuoja. net nepjauna, atrodo. Tai kad tu nemoki pjaut, Tu baisu žiūrėti. Ne princesėm tokie darbai. Tikrai ne princesė. Dalgių nemok laikyti. Čia labai vyriškas darbas, aš dar biškį ilgiau su juo pabūsiu, tai pas mane tai kiaušių užaugs. Oho, nu to dar negirdėjom, bet gal verta pabandyti. Jauna kaip su pagaliu. Nu, ką daryti? Nu, princesės yra princesės. Nu, truputį išeina. O, kokie mostai. Kai tūrė vieną. Kaip sportas. O tai nėra kokio kito lengvesnio įrangio, su kuo galima būti tam? Taip, galim pabandyti, norit? Aha, tą tokią mašinytę. Gerai, pabandykim. Trimerį atneš. Labai blogai sekėsi man su ta dildė. Ačiū, kad žiūrėjot. Kur primeskit, bernai, grįžtat. Grįžtat namo, fana, jūs sėdė su dalgiu, kur. Per pusę būtų dalgis, kur. Ir taip, nagučias, kur į tą dalgį. Tokį dėjinat, kur į chatą. Šitas, iki gal klausyk, reikėtų biškai palisėti, atskirai pagyventi. Žodžiu, ne, visiškai. Va, kitas dabar O, su trimeriu. Smagu, čia smagu. Oh, yeah. Trimeris gerai. Tada man atnešė tą kitą aparatą, irgi nepamenu, kaip jisai vadinasi, nesmė. Tai su juo biškai buvo lengviau, bet aš labai greitai pavargau. Atrodo, taip lengva būtų. Pirmin atgal kaip, oi, savo skusti kojas. Grinai taip pirmin atgal, nu taip nieks nedaro. Blet, kaip nemoka dirbti. Labai nuobodu. Smagiau dirbti, ne? Taip, bet kai yra priemonė, smagiau dirbti. bandžiau surasti vyrą kokį nors, kad man padėtų, nes, nu, čia visiškai nemoteriškas darbas, bet Nu, kur jau, ne? Neįmanoma buvo praeiti, nes ten tiesiog žolė gigantiška, aš ten paskeščiau. Tai va, tai tak to. Jau turėjom viltį, kad pasiseks. Bet lengviau numesti darbus į šoną. Man patinka. Rasa tęsdama savo kelionę princesiškame gyvenime atvyksta į Pole Dance Klaipėdą, kur jos jau laukia trenerė Alina. Rasa. Alina būsiu. Malonu. Malonu, esu Pole Dance Klaipėda studijos vadovė. Pole Dance tai tokia išskirtinai stipri fizinė yra veikla, kur jungiasi toks sportas su šokio elementais. Kad ir ką va dabar atliksim mane iš triukų, tai viską darykim pasistiebus. Gerai, prieinam prie stulpo, prisispaudžiam pilvuką. Nu šitas tai labai pasiemam rankytės virš galvos. Pakeliam vieną kojytę į galą, laikomės ir antrą kojytę. Laikomės. Dabar mostas bus su kairė kojytė.
metam kairę kojytę ir biškį taip, opa, pasikeliam. Gerai. Ir opa, sukam čia, kitą pusę, apsisukom, labai gerai. Visai normaliai sekasi. Opa ir sukame čia. Imam rankas virš galvos. Gerai. Ir dabar Max traukiam tiek, kad su antra galėtumėm ant viršaus per šlaunis apkabinti. Gerai? Aha, gerai. Tai traukiam ir uždarom. Va taip, prisispaudžiam. Gerai, jeigu gerai laikomės, galim vieną paleisti rankytę. Liuks. Antrą. Nu, maladės. Gerai, labai gerai, gerai. Dabar nuslystam lengvai. Vieną ant viršaus, tempiam kojytės, pažemink biškį rankytės, va, ir atsidaryk. Va, labai gerai. Jei kas nors vis dar galvoja, kad pole dance yra tas pats, kas striptizas, tai labai klystate. Čia niekas nenusirenginėja ir pinigų už tai neprašo. Čia sunkiai ir gan alinanti sporto treniruotė visam kūnui, po kurio linkime sėkmės mūsų peleniai atsibusti be skausmo raumenyse. Opa. Gerai, ir va čia, o šitą... Ble, man tai čia atrodo ne kiek dar raumenys skauda, bet visi žinom tą jausmą, kažkaip, kai užsikabini kažkur ir kitą skūrą tau tempia, pavyzdžiui, tą vargšį dabar žiūrėkit, kaip tą šlaunį tempės tas metalas, ble, labai turėtų būti nemalonus. Tai vietoj, stop, palabiškutį, antrą gražinam ranką čia. Gerai, šitaip atidaryk varankytę. Jo, ir reikėtų šitą ištiesti. Be šansų. Gerai. Galvojau, esu šiek tiek didesnis medis, bet pasirodo galiu ir, kai labai nori, galiu viską. Princesė Patricija laiką leidžia. Nu ką, princesė Patricija? Darbai patys nenusidirbs. Malkos laukia. Keliaujam. Parodysim, va, antrą užduotėlę kokią laukia. Priminkit kokią. Malkas vežti. Čia bus raumenukams sveika. Dabar prisideda malkų ir vešim. Gerai. Nu, pirštinės gal duoti? Jo, gal nes manikiūras pas mane, tai... Taip, tuoj atnešiu pirštinytės. Šaunuolė, kaip fainai. Kaip kokia miela moteris. Wow. Nu, močiutė ir vešim į Malkinę, čia už šito pastato aš jūsų lauksiu. Parodysiu, kur iškrauti. Viską darysi šiandien linksmai. Nu, va. Jei tai po vieną ir toliau krausi, tai užtruksim visą amžinybę. Tempo. Žinojau, čia saulė, geras oras, paukščiai čiulbė. Noriu nueiti. Sakiau, nieko nesakysiu apie jos žodžius. Paukščiai čiulbė. Čia turbūt gal pasideginti, pagulėti ant saulės, pasimėgauti šito kaimo, nes vaizdas čia tikrai nice, tai reikia praleisti gerai čia laiko, o ne vien darbai, atsiprašau. Moteris dirbti, tai neturi. Aš skaitau, vyras turi dirbti, ypač su malkom. Tai gerai, dabar paklausi kai ką tada. Dabar pagal ją vyras turi dirbti. Tai gerai, tai pavyzdžiui, tu nieko nedirbi, tu tiesiog sėdi chatoj. Ubagėsi, visiškai, valka tu ubagė tokia būdinė. Vyrai dirba, viskas zaibys. Tai dabar taip, jeigu tu neturi, pavyzdžiui, vyro, ne. Kai tu nieko nedirbi, tu neturi vyro, man paaiškink, ką tu tai veikia, kaip tu gyveni. Jeigu tik tai vyrai pagal tave turi dirbti. Nu tai tada aš, kas belieka pardavinėti popkorną. Kas yra susiję? Tai... Ne, neskys nieko, nes įsiplėsiu. Nu, važiuojam. O jas, kaip čia vienas ratas, tik aš nesuprantu. Dabar išvers dar kaip įmanoma su vienu ratu? Kodėl taip nepatogu? Tikiuosi, avarijos nepadarysiu. Tu mažas bubis, taip. Uždarė tave. Jėziau. Tėvas, tokia neįkausi mane. Jis per tą pirštinę kiaurai. Ačiū Dievui, kad bent jau nepririštas, nes man tai čia yra žiauriausia, kai gyvūnus pririša ir atrodo vien tik kankina. Vargšelis, nu neverk, Jėziu. Atvažiavau pas jūsų malko. Oi, kaip ilgai važiavot. Jeigu šitaip vešim, tai mes iki ryto nesuvešim. Čia navigacija, žinokit. Navigacija pavedė. Nu, va, labai toli. Ir dabar va ten reiks sumesti. Nu, davai. Va, taip, dirbam. Kas čia buvo? Oh my god! Nu! Kas dabar? Aš nežinau, kažkoks vabalas. Vabalas? Man atsitrenkė į koją. Dar į koją atsitrenkė, vabalas.
Cona. Reikia vandenuko. Lepi ir bokšti visko. Nu tai iš vis, nu tikra princesė. Nežinau, tiesiog išlikštų net tai žiūrėti, niekada gyvenime to nekartočiau, nes čia yra tiesiog kažkokia tragedija. Dabar dar pasukrauk malkas pabaig. Aš negaliu, mane vabalai puola. Nieko, čia beliko 3 malkos. Princesė atsiskleidė visų gražumu. Dirbti iš vis nebenori, malkų biškį atvežė, 3 malkas pakrovė, viskas, pabėgo. Jo. Gal ir gerai, kad tokios darbininkės kaime negyvena. Man tik smalsu, ką jūs toje sporto salėje veikiat? Tai noriu išnaudoti šitą Ai, tai čia saulę dabar ir jinai- eiti pasideginti. Tik gaila, maudimuko nepasiėmiau, tai Dieve. teks labai atsargiai deginti. Deginkis. Tik tikriausiai pamiršai, kad žolė taip ir liko nenupjauta. Teks labai atsargiai degintis ir vapšė piso nuoga visiškai. Labai atsargiai teks degintis. O vadinasi, joje tikrai gausų vabalų ir mašalų, kurių tai bijai. Ką turi, tą turi. Kūnas išpuoselėtas. Tas kalorijų skaičiavimas ne veltui nuėjo. Nu ir tie $10,000. Po pirmosios O, dienos Dieve abi šventas, merginos iš tikrųjų, krenta į kaip lovas, liūdna, kad kai pilnos pagalvoji, jėgų kaip galėtų liūdnai pasitikti gyvena. rytojų. Na, atsiprausėm, susitvarkėm, kaip jums mano bantukas, pasiskolinau iš princesės, manau, prilaikys plaukų šiandien. Geriau to bantuko žležno, kas nuo galvos ir kas prie veido, ar čia yra tų daiktų geriau nesidėk, žinok. Nes man... Nesakysiu nieko, kol kas, Čia bet... nakčiai, o dabar eime mėgoti. Bet geriau jau nesidėti nieko, kas juos prie veido. Pagaliau, diena buvo pakankamai ilga, bet užtat įteikis bus geras. Nauja kita diena, naujos pramogos. Rasa pripratusi keltis anksti. Jau keliauja į East Island, kuriai bus atliktas viso kūno masažas. Sveiki. Šiandien bus atliktas indiškas marmos taškų masažas. Tikiuosi jums patiks. Po pole dance treniruotės šis masažas tikrai aukso vertės. Dabar nežiūrim, Sausijos kol kavos ryte Ir Geriau tikrai esu patį patenkinta. pažiūrim, čia masažas viskas aišku. Princesės Patricijos rytas kiek vėlesnis. Juk be makiažo ji tikrai nesifilmuos. O dar kol kavutės atsigers, tai jau žiūrėk ir namo važiuoti laikas ateis. Jinai tai čia athujarino Nu tai ką, patostogot. priartėjom prie paskutinės užduoties. Pachilint patostogot. Eisim laistyti. Visas šitas gėlės. Taip, va gėlytė. Jo, čia gėlytė svarbiausia. Užduotis tai labai lengvas, jai. Čia Daugiau tas nieko, vandenuko iš vis malkas Yra atvežti, šulinukas. palaistyt Dabar semkit gėlės ir, vandenuką, kad kibiriukas nusileistų. ir tipo... mes tai kibirą. Ir šitą su dalgiu pašinauti. Easy labai čia. Temkit, nebijokit. Jo. Aha. Labai jaučiu to. Aha, ačiū. Na, iš pirmo karto neišėjo. Taip, nereik norėti. Nieks iš pirmo karto nepavyksta, ne vienam. Darbas Pavyksta. pats toks, labai šlapias, labai daug reikia tų vandenų pilti, to vandens su tuo, kaip jisai vadinasi, su tuo kranu, ne kranu, nesvarbu. Bet man patinka jos. Jei duočiau sudarinėti žodyną, jeigu reikėtų duoti, nes pizda būtų Nu va, gerų pilnas žodžių. viskas. Kaip smagu. Man šitas darbas patinka. Nu, tai bent vienas geras darbas. Nu. Tiko princesiai. Jo, šitas tai visai smagu. O aš taisyklingai darau šitą dalyką. Negali būti. Ne jau pavyksta. Ir be riksmų, ir be Nu, jeigu inkštimo. laistyti jau Nu, va, dar nepavyktų, liko, tai nes atsiprašau, užteks čia bet. daugiau reikia. Visas darželis čia ne tik va. Prašom, dar užeikit. Va, kiek. Oi, ką aš padariau? Aš savo pradą batų sugadinau, vat. Sugadinai? Tai Tai, ko- kad jie būtų nesugadinti, tai matyt turi būti Kurva, kokie baisus batai. nevimi. Baigęs. Užduotėlis paskutinė tokia. Eisim, pažiūrėsim, reikia ten biškai patvarkyti dukro. Staliukus gal pavalykim biškutį. Iš tikrųjų senai nevaliau pati dulkių, nes turiu namų tvarkytą, bet, gal Nu, kaip pabandykit tada. Gerai. Pabandykit, kaip seksis. Jei ir su šita užduotimi nusiskundimų Bet turėsi, kas tai tokios matyt šiaip, dabar žiūrėkit, bernai, iš tikrųjų, kas tokio žmogaus šiaip, pastabdysiu biškį, labas, kas tokio žmogaus gali norėti šiaip tipo santykiuose? Dulkių nevalo, nes namų tvarkytoja turi, to nepadarysiu, nes to nepamoka. Tas vyrai tik tai turi dirbti ir taip toliau.
Nu, blėt, nu kam iš esmės tokio žmogaus tau reikia šalia? Nu, kur nėra jo, žinai, neskau, kad čia kažkokios reikia pana, kuri ten būtų mašina, kuri valo dulkės, valgyt gamina ir, tipo, namus sirbliuoja ir taip toliau. Ne, nu, tipo, nes aš pats viską tą darau. Ne tam esmė, bet tiesiog esmė, kad tas žmogus, nu, tai, pavyzdžiui, ką tu gali su ją pasišnekėti? Kai jinai nieko iš vis neveikia, tik atsibunda ryte ir sėdi chat. Kur, nu, tipo, iš vis nieko žmogus neveikia. Nu, tai, blėt, aš nesprantu. Ir kam tokio žmogaus paskui reikia? Paskui jos verkia, kad jis nežiūri rimtai. Nėra vaikino, kuris ten ją įsimylėtų, kuriam būtų zaiby su jie. Ten paskui va tik visi žiūri, kaip tave išpist. Nu, nes tu tiesiog save tai pateiki, kaip daiktą. Nes tu daugiau nieko neturi savį. Nei pakalbėti, nei kad ten mokėtum kažką va daryti, nei šiaip kiti dalykai. Nu, skamba negražiai, bet šiaip bendrai, hebra, suvedus galus visus juk taip ir yra. Nu, tai ką toksai žmogus tau gali daugiau pasiūlyti, šiaip iš esmės, ir ko tu daugiau iš jos gali norėti. Taip. Tik būsi sutverta tik gulėjimai ant sofos. Nu, kaip purvina čia. Kiek nevalau, bet vis tiek purvina. Kaip pačiam to nesinori kažko veikti. Bet dirbant be valant stalus, susimanė, kad reikia fotosesijos. Tai va, padarėm fotosesiją dar. Tai žinoma, nukreipkime mamos dėmesį nuo darbų ir pasidarykime fotosesiją. Oi, gudrios tos mūsų princesės, kad tik nedirbti. Labai malonu buvo su jumis susipažinti. Malonu. Jūs nepridirbo? Nu, nepridirbot nieko tokio. Nu, biški pasimokėt kažką sužinojot. Labai džiaugiuosi, kad pagaliau važiuosiu namo, nes iš tikro šitos keletą dienų čia jautėsi kaip visą savaitę. Pabuvai skylėjime ir važiuoju namo. Buvo malonu susipažinti. Ir man atėjo sėkmės jums. Palikime nedidelę intrigėlę ir pamatykime pelenės pasikeitimus šiek tiek vėliau. Mat Patricija jau pasiruošusi keliauja į Ararat All Suites Hotel, kur ir susitiks su pelene Rasa. Čia belaukdama Patricija pirmą kartą pamato merginos atvaizdą. Nu, kaip jūs galvojat, blogai bus ar ne? Aš sugalvoju, kas blogai bus padažyta. Visiškai kitaip ją įsivaizdavau. Ta prasme, iš nuotraukos, ką aš galiu pasakyti, kad atrodo labai tokia miela, tokia visa. Jei va šitai mergaitai, va 27 metai. Labai jau mielai atrodo. Patricija, man atrodo, 21. Gal aš nežinau, gal jinai tik atrodo jaunai. Pažiūrėkit, 21. Bet tikėjausi, kad bus vyresnė, taip pat tikėjausi, kad jinai bus labiau tokia netvarkinga, neprisižiūrinti. Tai tu esi va būtent. O ta miela mergaitė profesionalų rankose virto tikra gulbe. Įvertinkite patys. Nu gerai. Normaliai atrodo. Jaučiuosi tikrai labai graži. Turbūt niekada taip neatrodžiau. Yra tekę bandyti pasidažyti, bet tai buvo dar vidurinės laikais ir tikrai makiažas nebuvo mano draugas. Atrodžiau visą laiką kaip klounas, bet šiandieną po tokio gražaus vizažistės darbo tikrai pagalvosiu apie makiažą dažniau. Atrodau tikrai labai graži ir savo patinku labai. Nu, šaunuolė. Laikas didžiajam susitikimui ir įspūdžių pasidalinimui. Ar merginos susidraugaus? Buka. Labas. Patricija. Rasa, malonu susipažinti. Kokia tu graži. Aš irgi visai tave kitaip įsivaizdavau. Aš irgi. O jūs. Tikrai labai tokių mielų veido bruožų ir jeigu jinai labiau save prisižiūrėtų, tai manau būtų labai seksi, šmėksi. Princesės išvaizda labai nustebino, labai ilgi nagai, didelė krūtinė, visa tiesiog blizgėtė blizga. Mane irgi čia blizgučiais visur apdabino, apibarstė, bet manau, kad iš tikrųjų turėtų blizgėti akis, o ne kūnas. Šaunuolė. Kad tu graži. Šaunuolė, kad tai pasakė. Iš tikrųjų mane padažė, aš niekada nesidažau, tai net pažinau savęs veidrodyje labai Bet tau patinka? Man patinka, iš tikrųjų buvau nustebus, niekada savęs taip nemačiau, net pažinau savęs veidrodyje, tai buvau labai nustebus, iš tikrųjų tu irgi labai gražiai atrodai. Paklausyti, čia gali būti, kad prišnekės dar. Viską spindinti iš tikrųjų. Kaip sekėsi tau? Man gerai, iš tikrųjų, aš irgi tave įsivaizdavau visiškai kitokią, tu tokių mielų veidų bruožų, bet kodėl tu nesidažai pati? Nes tau labai tinka makiažas ir šukuosi, nu tikrai. Nu, nes ir besidažymus gražiai atrodo. Mėlekė, aš negaliu. Aš visiškai tave kitaip įsivaizdavau, bet ką galiu pasakyti, kad
Šiaip jau tikėjausi, kad būsi pozityvi, nes tavo mama labai jau faina, šiltas žmogus. Kas buvo pats sunkiausias įvykis, kas buvo keisčiausia, sunkiausia? Nuobodžiai, nežinau, neįvykdžiau šitos užduoties visiškai. Kur čia tai lengviausias, apšėtas malko vežimas? Dar ten buvo toks pas mane įvykis, kad kažkoks vabalas į mane atitrenkė, nežinau, vabalai mane užpuolė. Ką čia buvo? Oh my god! Na, vabalų tikrai ir visokių gyvių sodyboje labai pilna, daug ir prie jų reikia priprasti, jį susigyventi, iš tikrųjų, nėra ko jų bijot. Aš jau belenkai bijau, tai... Merginų nuoširdus pokalbis užkabino iki širdies gelmių, o gal tiesiog privertė susimastyti. Tavo gyvenimas iš tikrųjų yra kaip pasaka, nes tiek daug pirmų kartų neturėjau niekada The fuck? What the fuck? gyvenime. What the fuck? Nežinau, man tavęs labai gaila, kad tu mergaitė, tu turi visą laiką taip gyventi. Jos ašaros ir jos jautrumas parodė, kad turbūt jie yra katorga, tie visi kaimo ūkio darbai. Jei, tipo, gaila, dėl to jinai verkia, kad Rasa gyvena laiminga tiesiog savo aplinkoj ir turi malkas pavežti, kai nori, tipo, gali ir nevežti, nes gali pasamdyti žmogų. Ir tikrai tas gyvenimas ne jai ir mėliau jinai tegul ir būna tam savo bute, nešvariam bute. Ir tai tęsia savo princesės gyvenimą ir daro tai, kas jai patinka. Bet aš pasirinksiu gyventi toliau kaime ir ten smagiai leisti dienas po saulutę, su paukščiukais ir su visais vabalais, kurie ją gąsdina. Rasa maladėč, jinai supranta, jinai tiesiog vertina irgi sveikų protą, kaip ir mes žiūrėdami šitas apžvalgas ir žiūrėdami tą šou vertinam sveikų protą, kas viskas vyksta. Jinai tiesiog prisitaiko prie žmogaus, ten neapskabina ir taip toliau, bet jai juokinga tikrai. Pardavau automobilį, pardavau viską, kad galėčiau išsikelti ten ir gyventi tokiam vienkiemį. Bet tau patinka. Aš nuostabiai džiaugiuosi ten gyvendama. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad žiūrit, nepaisant to, kad oras yra už lango pasakiškas, vis tiek jūs skiriat šiek tiek savo dėmesio man. Ir ateinu pažiūrėti šitas visas nesąmonės, visus šitos dalykus, kur mes visi tokie prisimerkę sėdim namuose skandidantis ir sakom, blet, kodėl mes taip žiūrim? Bet vis tiek žiūrim, nes mums reikia, mes esam tokie gyvi, kur mums reikia tos svetimos gėdos ir reikia to šlapimo, to kraujo, visko mums reikia. Tai labai smagu, kad mes esam tokie ir labai jums ačiū, kad esate kartu. Pasimatysim kitą savaitę su manimi, su Ieva ir pažiūrėsim, ką gero ten iš tikrųjų prišnekėjom ir kaip ten viskas buvo. Gražios likusios savaitės, mėgaukitės, mačiau, lietus prasidės. Bet gerai, mėgaukitės lietum, bus pirmi griaustiniai žaibai, sako, paskui galėti jau maudytis, nes ten vanduo žydi ir panašiai. Tai mėgaukitės tuo dalyku, mėgaukitės lietum ir artėjančią vasarą. Gražios savaitės. Super gay.